Dėkui labai organizatoriams, kad pakvietėte ir mane. Aš dėja negalėjau dalyvauti nuo pradžių, bet man bet kokie tokie susitikimai yra ir mokymosi dalis. Tikrai nepretenduoju į visą žinojimą, ypač NVO sektorių. Žinau, kad jis eina per pakankamai tokį, ar sudėtingą, ar ilgą, nežinau, čia kelią, reiškia ir teisinės bazės, ir strateginių dokumentų, reiškia kontekste. Tai galiausiai išsigryninant visgi, kas yra NVO sektorius, nes šiam periode daugelis ministerijų, turbūt nežinau, kiek jų čia yra pakviesta, bet turėjo taip pat didelę patirtį, kada net ir turėdami gerus norus, reiškia, finansuoti ar labiau paremti NVO sektorių, reiškia, nesugebėdavo identifikuoti tokių kriterijų arba reikalavimų, kad, reiškia, tas tikrasis NVO sektorius, reiškia, gautų, didžiausią tą paramos dalį. Čia turbūt daugiau netgi susijęs su Norvegų, Šveicarų parama. Tai turbūt jau čia prieš tai minėti tie pokyčiai teisinėje bazėje, manau, kad atvers daugiau aiškumo. O mano šios dienos pristatymas, kaip ir susideda iš dviejų dalių. Viena, tai aš tikrai norėčiau informuoti ir pristatyti jums turbūt bendrą kontekstą, kur mes esam su 14-20 metų struktūrinių fondų, reiškia, programavimu ir visą teisinę bazę. Ir antra, kažkiek irgi paliesti apie galimybės būtent NVO sektoriui iš būtent struktūrinių fondų ir kokios jos yra. Tai pirmiausia apie tokį gal iš paukščio skrydžio truputį pristatymą. Tai turbūt irgi nepaslaptis, kad Lietuvai iš tikrųjų toks istorinis momentas teko būtent 13 metų antrą pusmetį ne tik tai pirmininkauti ES tarybai, bet ir lygiai greičiai įrengti programavimo dokumentus. Tai jeigu žinote, iš šio periodo mes turime bendrą strategiją ir 4 veiksmų programas. Tai tokius panašius dokumentus turime parengti ir kitam periodui. Tai džiugi žinia yra ta, kad pagaliau ta teisinė bazė, dėl teisinės bazės yra sutarta europinių lygmenių, nors diskusijos vyko beveik 2 metus. Tai yra, mes jau turim aišku reglamentų aiškę paketą ir visus reglamentinius reikalavimus. Dabar mums reikia tik tai galiausiai susitarti dėl tų programavimo dokumentų. Kokie jie bus, aš truputį pasakysiu vėliau. O čia dar norėjau tiesiog irgi bendram tokiam įspūdžių informacijai pateikti apie tai, koks yra tas, reiškia, sąjungos politikos žemėlapis 7 metam, reiškia, į priekį. Tai čia tos spalvos iš tikrųjų, kontūrai Europos nesikeičia. Galbūt tik tai skirtingose politikose naudojamos skirtingos, reiškia, skirtingai spalvinami regionai ir šalis narės. Tai čia reiškia, kuo tamsesnė spalva, to reiškia, kad regionas arba valstybė gauna daugiau lėšų. Tai matot, reiškia, kad reiškia, ne tik tai tos šalis, kurios įstojo po 4 metų į ES, bet ir tam tikrai kiti regionai vakarų šalyse irgi gauna pakankamai nemažą dalį struktūrinių fondų. Bet ta raudona spalva arba ryškesnė spalva taip pat reiškia, kad tas regionas yra labiau ir atsilikęs. Tai vėlgi tai, kad gaunam daugiau struktūrinių fondų yra gerai, bet tai, kad visi esam atsilikę ekonomiškai, turbūt niekam nesinorėtų girtis. Tai čia tiesiog yra turbūt dvi to paties medalio pusės. O jeigu kalbant apie skaičius, tai bendras struktūrinių fondų paketas jau yra patvirtintas, yra žinomas, tai yra 325 milijardai eurų, tai yra tikrai milžiniška suma, tenkanti visai Europai, visiems regionam 7 metų laikotarpiui. O Lietuvai iš tos sumos yra 6,8 milijardai eurų, einamosiomis kainomis, tai iš esmės yra ta pati suma, kaip mes turime ir šiam programavimo periode, tik tai, aišku, įvertinus infliaciją, tai už tą sumą galėsime įsigyti, grubiai tariant, mažiau gėrybių negu 7 metų pradžioje.
Vėlgi, kalbant apie reglamentus, jeigu trumpai galėčiau skirti laiko paaiškinti, kas keičiasi arba kokios atsiranda naujovės, tai aš jas tiesiog pabandžiau sukonkretinti į 5 tokias, 6 daugiau tokias temas ir trumpai paaiškinsiu, ką kiekviena reiškia. Tai 14-20 metų, reiškia, sąjungos politika iš tikrųjų perėjo pakankamai, taip galima sakyti, ženklę reformą, nes jos apskritai paskirtis buvo labai stipriai kvestionuota, ypač po finansų ekonomikos krizės, nes buvo pastebėta, kad ne kur kitur, o būtent tose šalise, kurios daugiausiai gaudavo struktūrinių fondų, ten ta krizė ir įsisubavo ir labai buvo didelės diskusijos, ar visgi ta sąjungos politika iš tikrųjų atgaivina regiono ekonomiką ir ar iš tikrųjų padeda atsistoti regionams ant kojų, jeigu po 20 metų didelių investicijų visgi tie regionai ir valstybės susiduria su tokiomis finansinėmis ir ekonominėmis problemomis. Tai pirmiausia, ką Europa norėjo aiškiai pasakyti, kad kitam periode mes kaip čia būsim labiau strategiški, tai reiškia, kad mes finansuosim ne viską. Tai reiškia, kad mes susikoncentruosim į tas sritis, kurios iš tikrųjų, matom, kad Europą gali atgaivinti, gali, ekonomiškai, kaip užvesti. Ir būtent tos strategiškos sritis šiaip jau yra 4. Tai yra inovacijos ir moksliniai tyrimai, informacinės technologijos, verslumo aplinkos gerinimas ir energetinis efektyvumas. Koncentracija. Vėlgi, daug būdavo kalbama, reiškia, rengiant strategijas, kad, reiškia, taip svarbiausiai vardinti prioritetus. Bet tai tą jau visi turbūt išmoko daryti. Kitas aspektas, kad, reiškia, klausimas, ar mes tikrai didžiąją dalį lėšų skiriame tiem prioritetam. Ir čia vėlgi komisija netgi reglamentuose uždėjo tam tikrą apribojimą, kad mes galėtumėm skirti ne mažiau kaip tam tikrą dalį, turėtumėm skirti ne mažiau kaip tam tikrą dalį būtent struktūrinių fondų į, reiškia, konkrečias sritis. Tai ir vadinama, reiškia, koncentracija, jeigu išgirsit kada tokį žodį, tematinė koncentracija, tai reiškia, kad būtent mano minėtim tom 4 sritim turėtų iš esmės būti sukoncentruota ne mažiau kaip 50% regioninės plėtros fondo. Aišku, be šitų 4 sričių, kurios orientuotos į ekonomikos daugiau konkurencingumą ir augimą, yra taip pat išryškinta Europos lygmenį dar tokia ir socialinė dimensija. Tai ypatingas akcentas yra skiriamas kovai su skurdu ir socialinė įtrauktimi, reiškia, bei užimtumo didinimui. Tai čia, aišku, jau lėšos daugiau būtų koncentruojamos ne, reiškia, infrastruktūrai, bet daugiau minkštom tam vadinamom veiklom, tai yra Europos socialinio fondo lėšų ir ten irgi yra tam tikras apribojimas skirti ne mažiau kaip 20% lėšų. Rezultatai. Vėlgi yra, daug buvo bandymų tą, reiškia, sąjungos politiką padaryti, kaip įmanoma, labiau orientuotą į rezultatus, reiškia, iš tikrųjų parodyti, ar mes tikrai pasiekėme būtent tų tikslų ir pokytį, kurį norėjome padaryti. Tai dėl rezultatų, tai čia, aišku, viena galbūt žinia yra netokia džiuginanti, kad Europos komisija įgauna daug daugiau galių stabdyti mokėjimus šaliai nariai, jeigu yra nepasiekimi programos rodikliai. Taigi, taip tariant, mes turime taip būti visą laiką ambicingi, planuodami rodiklius, bet taip pat juos turim suplanuoti ir pakankamai realistiškai. Nes už jų nepasiekimą galim būti baudžiami tokia jau pakankamai griežta priemonė, tai yra finansavimo stabdymo. Kita naujovė tai yra lokalizavimas ir ką jau Arūnas minėjo, tai būtent jums galbūt irgi gerai žinomas lyderio metodas, kuris buvo finansuojamas iš kaimo plėtros fondo, buvo įvertintas kaip labai gera praktika ir perkeltas į struktūrinių fondų, reiškia, finansavimo sritį. Tai reiškia, kad atveriamos galimybės būtent finansuoti bendruomenių, vietos veiklos grupių, reiškia, ir bendruomenių projektus, būtent panašaus metodo būdu. Ir, aišku, čia jau po ilgų diskusijų išsigryninta, kad
būtų orientuojamas iš struktūrinių fondų į būtent miestų bendruomenės, nes jos buvo ne tiek ir pamirštos, kiek ir netinkamos finansuoti iš kaimo plėtros fondo, o būtent poreikis toksai tikrai, kaip suprantu, yra ir būtent čia šitas metodas atveria būtent iš apačios į viršų iniciatyvų finansavimui kitame periode. Sąlygos, paskutiniai 2 akcentai, tai sąlygos ir supaprastinimas. Sąlygų reiškia, pagrindinis principas yra gana paprastas, kitaip tariant, reiškia komisija nebeleis investuoti lėšų, jeigu tam tikras sektorius yra nepasirengęs. Tai yra, reiškia, jeigu nėra parengti reikiami strateginiai dokumentai, galbūt kažkokie optimizavimo planai, tai pavyzdžiui mokyklų, ligoninių ir taip toliau, nes taip pat įvertinom ir kiekviena šalis ir komisija įvertino tą patirtį, kada neturint aiškumo dėl, pavyzdžiui, mokyklų ar galų gale, kad ir tų pačių darbo biržų tinklo, optimalaus tinklo, po tam tikrų pokyčių matom, kad daugelis pastatų nėra taip išnaudojami arba panaudojami, kaip buvo numatyta. Na ir supaprastinimas, turbūt apie jį galima atskirą turėti seminarą, bet aš tik vieną galbūt gerą žinią norėčiau pasakyti tiem, kas planuoja įgyvendinti, reiškia, mažus projektus, tai irgi turbūt daugelis iš jūsų susidurėte su Europos socialiniu fondu, tai irgi jau europinėme lygmenyje, tai yra tuose reglamentuose yra nustatytas reikalavimas, kad projektai, kurie yra nedidesni kaip 50 000 eurų, jie būtų įgyvendinami tik supaprastintų kaštų būdu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs anksčiau teikdavote Europos socialinio fondo agentūrai tokius mokėjimo prašymus su visais kvitukai, išlaidas pagrindžiais dokumentais ir panašiai, tai dabar jūs turėsite atsiskaityti tik už rezultatus. Tai yra, jeigu jūs mokote dalyvius kažkokius, jūs tik taigi turėsite pateikti dalyvių suvestinę ir viskas. Tai manau, kad tai yra gera žinia, ta prasme, ypač NVO galbūt sektoriui, kuris negalite skirti labai didelių resursų, administruoti projektus, reiškia atskirai mokėti buhalteriam ir panašiai. Nors tas, aišku, net leidžia nuo atsakomybės tiesiog teisingai vesti buhalteriją. Taip tariant, jūs tikrai neatsiskaitote agentūrai, reiškia už visą tai, bet tas net leidžia nuo būtent lietuviškų teisės aktų reikalavimų. Kalbant apie NVO, reiškia, iš mūsų perspektyvos mes taip pat kalbam ir apie socialinius ekonominius partnerius plačiau ir kaip jie dalyvauja būtent struktūrinių fondų visose etapuose, tai yra pradedant nuo programavimo, baigiant vertinimais. Ir tiesiog čia yra pagrindinės tokios priemonės, kurias mes planuojame 14-20 metais skatinti būtent partnerystę. Tai pirmiausia, aišku, gebėjimų stiprinimas. Antra priemonė yra būtent tokia techninė pagalba. Tai gali būti ir NVO sektorius ir gali būti bet kokie kiti socialiniai ekonominiai partneriai, kurie dalyvauja būtent ES struktūrinių fondų būtent procese. Tai yra, mes iš savo techninės paramos galime jum kompensuoti renginių organizavimą, ekspertų pasitelkimą, apvalių stalų diskusijas ir panašiai, jeigu tos temos yra susijusios būtent su diskusijomis apie tai, kaip geriau investuoti, pavyzdžiui, struktūrinę paramą arba kaip geriau reiškia pamatuoti jos efektyvumą ir taip toliau. Ir taip pat planuojam sukurti tiesiog tokį vieno langelio principą socialiniam ekonominiam partneriam būtent savo interneto svetainėje, kad būtų labai aiški skiltis ir visa reikiama informacija socialiniam ekonominiam partneriam talpinama vienoje skiltyje. Čia jau šiek tiek užsiminiau apie šitą procesą, tai yra, kaip mes planuojame traukti partnerius ne tik tai programavimą, nes iš tikrųjų matom, kad ir NVO yra sukaupę labai daug patirties ir žinių, kurios, kaip taisyklė, bent jau ankstesniuose programavimo perioduose buvo labiau išnaudojamos, reiškia, rengiant dokumentus, bet buvo visai pamiršta įgyvendinimo eigoje. Tai yra galbūt rengiant tuos vadinamus finansavimo sąlygų aprašus, priemonės,
kažkaip buvo mažiau konsultuojamasi tiek bendrai su socialiniais partneriais, tiek su NVO atstovais. Tai mes nustatom standartą, kaip finansų ministerija, kiekvienai ministerijai konsultuotis su, partneriais visose, administravimo, struktūrinių fondų administravimo etapuose. Na, jau taip pat Arūnas užsiminė apie tą strateginį kontekstą, aš tada irgi labai nesiplėsiu. Šioje skaidrėje tiesiog jūs galėsite turėti ją kaip tam tikrą struktūrinių dokumentų medį, kuriame, mes norime parodyti, jog ne tik tai, kad mes 14-20 metam programavimą pradėjom pakankamai anksti, bet ir tai, kad mes siekime užtikrinti testinumą. Tai yra, kaip Arūnas minėjo, buvo identifikuota problema, jog turime labai daug strategijų, kurios tarpusavėje jau ne tik, kad nesiriša, bet ir dubliuojasi, tai nacionalinės pažangos programos rengimas kaip skėtinės strategijos buvo, pirmas tikslas išspręsti šitą problemą, tačiau antras dalykas tai yra užtikrinti būtent, kad tie strateginiai tikslai, dėl kurių yra susitarta viename dokumente, toliau būtų išlaikomi ir tęsiami kitose dokumentuose. Ir čia galite matyti, kad jau taip turim nacionalinės pažangos programą, ir dabar yra rengiama partnerystės sutartis ir veiksmų programa. Tai būtent tie du dokumentai, su tokiais gal kodiniais pavadinimais, bet jie, yra tokie, kokie yra ir jie yra reikalingi tam, kad mes galėtumėm, suprogramuoti struktūrinius fondus kitam periodui. Kaip jau minėjau, šitam periodui mes turime 3 veiksmų programas, tai, bent vienas toks irgi dokumentų optimizavimo prasme pokytis laukia 14-20 metais, mes turėsim vieną veiksmų programą su iš esmės 10 investicinių prioritetų. Paskutiniai du prioritetai yra skirti techniniai paramai, tai yra būtent tos programos ir prioritetų administravimui, vertinimui ir informavimui bei viešinimui. Kiek liko? Čia porą skaidrių tada. Jeigu reikia paskubėti, tai kaip? Gerai. Taip, tai tarsi, čia irgi galite informaciją pastudijuoti. Dabar truputį apie galimybės. Tai vėlgi NVO sektorių mes matome potencialą ir galimybės būtent šiose srityse, tai yra būtent šių ministerijų kruojamų priemonių ir taip pat VRM dar čia nėra paminėtos ne tik tai bendruomenių inicijuojamos vietos plėtros, bet ir administracinių gebėjimų stiprinimo kryptis, kurioje Vidaus reikalų ministerija išsikėlusi tikslą būtent labiau padidinti viešosios politikos skaidrumą ir labiau įtraukti gyventojus į būtent viešosios politikos sprendimų priėmimą. Ir būtent per šią priemonę manom, kad taip pat NVO čia atsiveria galimybės būtent tapti tuo kaip ir tarpininkų tarp valdžios ir visuomenės. Tai būtent šiose srityse skaidrumo ir būtent sprendimų priėmimo ir įtraukimo visuomenės į šios procesus. Apie grafiką, kaip planuojam judėti toliau, irgi neminėsiu, tiesiog trumpai pasakydamas, kad mes partnerystės sutartį ir veiksmų programą planuojam pateikti oficialiai Europos komisijai jau sausio pačioj pabaigoj. Tai, aišku, tas oficialus derinimas su komisija dar užtrunka, kaip taisyklė, apie 3 mėnesius tokius, tai per tą laiką dar tikrai yra galimybės komentuoti šios dokumentus, jie yra S-paramos puslapyje ir taip pat dėl jų tikrai vyko ne vienas ir ne 2 viešieji aptarimai. Ir čia paskutinė skaidrė vėlgi jums daugiau informacijai, tai yra apie tai, kokia yra planuojama dokumentų būtent sistema kitam periodui ir kokios yra planuojamos, projektų atrankos kokie planuojami atrankos būdai, tai taip pat išlieka valstybės ir regionų projektų planavimas, bet taip pat lieka ir konkursai bei tęstinė atranka. Tai būtų tiek iš mano pusės. Dėkui už dėmesį.